Aš taip truputį su liūdesiu turiu pritarti šitam konstatavimui ir atsakyti galiu tik tiek, kad aš nežinau, kaip patraukti jų dėmesį, nes bijau, kad tokią frazę man norisi pasakyti, o jiem nesvarbu, kas bus su Lietuva, nes 30 metų daro savo. Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos metu per 45 metus. Per 45 metus išaugo karta žmonių, kurie matė prasmę Lietuvos nepriklausomybei. Per vadinamos nepriklausomos Lietuvos 30 metų išaugo karta žmonių, kurie beveik nemato prasmės. Aš matau. Didelis kiekis žmonių, kurie palaiko mane, jie irgi mato, bet kalbėkim apie jaunimą, tai duonos ir žaidimų. Šitą juos išmokė. Nuo romėnų laikų formuluotė labai tvarkinga ir gera. Duonos ir žaidimų. Tai šituo aspektu žiūrint, mes turim situaciją nedėkinga, ne tik Lietuva. Ir kitose šalyse irgi lygiai tas pats. Nes koks mokyklose mano anūkės, net ir netiek daug tų klasių pabaigusios, puikiai angliškai kalba, be sustojimo. Ir bijau sakyti, kad jau nedaug toj pradės ir angliškai mąstyti. Nes ta lietuvių kalba, tai gerai, mokytoja liepia, tai išmokam 5, ne 10, kaip čia dabar yra, 10 gauna, bet iš jų patriotizmas, vėl pakartosiu, radijo gamykloj tautinių šokių kolektyvas, profsąjungos rūmuose tautinių šokių kolektyvas, visose institutuose tautinių šokių kolektyvai, mokyklose kai kur tautinių šokių kolektyvai, dainų šventės, studentų dainų šventės. Tautiškumas buvo išlaikytas, o dabar anglicizmai, o dabar kalbėkime angliškai. Ir šitoj vietoj mes užauginom kartą, mes visi Lietuvos žmonės, nesvarbu, kad valdžia dirigavo. Tai yra problema. Ja galima įspręsti švietimas ir dar kartą švietimas, per švietimą mūsų ateitis. Jeigu nesutvarkom švietimą, ateities irgi neturim. Gimstamumą nesutvarkom, nėra ateities, švietimo nesutvarkom, nėra ateities. Šitie 2 svarbiausi niuansai. Toliau.